Žiūriu į visas užfiksuotas spalio akimirkas ir galvoju, kaip čia į tą mėnesį tiek visko tilpo. Pabandysiu prisiminti. Vaikai vis klausinėjo, kada ateis bobų vasara. Sunku buvo rasti ribas tarp užsitęsusios tikrosios vasaros, taip nenorinčios užleisti vietą rudeniui, ir tos su bobais. Visgi ryte išėję pasivaikščioti ir radę besiplaikstančius bobus, nusprendėme, čia jau tikrai ji, ta bobų vasara. O tada atėjo ruduo, su pasakiškais ryto vaizdais kieme, miške ir šalnomis. Su bičiuliais tęsdami projektinės veiklas patraukėme vieną dieną į Kauną. Pradžioje palikę vaikus Giedrės globai, mes mamos savo reikalų sėdome aptarti. Giedrė tuo tarpu su vaikais sprendė filmo kūrimo sunkumus ir pasiskirstimo rolėmis, skirtingo įsitraukimo į projektą bei komandinio darbo klausimus. Kai jau dienos misija buvo atlikta, visi traukėme į Kauno senamiestį papietauti. Pakeliui kiek pasikultūrinome, užsukdami į Kauno katedrą, stapteldami prie rotušės vaško liejimo krosnių, knygų namelio, o paskui papietavę anąsyk patikusioje kavinėje ir aptarę su Giedre šios dienos vaikų susitikimą, turėjome atsisveikinti su Kaunu bei judėti atgal. Gerai, ate. Kitą dieną, norėdami atitrūkti nuo mokslų, sugalvojome prasiblaškyti bowlingą. Nedidelė introvertų kompanija tiko tam idealiai. Magdė, pirma nusiteikusi pralaimėti, nes kai žaidė paskutinis sykiai sekėsi tikrai nekaip, šiandien tiesiog žydėjo. Jai puikiai sekėsi pataikyti į kėglius ir pirmą raundą prieš berniukus laimėjo. Nu, žiūrim. Antrame raunde sėkmė nuo jos nusisuko, bet ji neliūdėjo. Pralaimėti mergaičiukė ir nemoka. Pasportavus galima nerti ir į kitas veiklas. Liutauras visą mėnesį ruošiasi Sinicio Suzuki gimtadienio koncertui, turėjusiam vykti Birštone. Paprastai tokį kiekvieną rudenį vykstantį koncertą mes praleisdavome. Šiemetgi nutarėme sudalyvauti. Taip vieną sekmadienį atsidūrėme Birštone. Po rytinės repeticijos turėjome poros valandų pertrauką, kurią išnaudojome pasivaikščiojimui po šį jaukų kurortą. Pasivaikščiojome, užkandome ir grįžome atgal į Birštono kultūros centrą, kuriame renginys ir vyko. Maloniai nustebino šis centras. Tikrai labai jaukiai ir apgalvotai įrengtas. Dar žiūrėk, čia ir parodą radome, ir didžiulį Vytauto Švarlio vitražą Lietuva įrašytą į kultūros vertybių registrą apžiūrėjome. Nepatinka to vitražai? Nu, kodėl? Naujamadiškai. Nu, matai, stiklas reikalauja tam tikros technikos. Ką? Kaip jautiesi? Kaip prieš koncertą jautiesi? Gerai. Na, o koncertas buvo puikus. Susirinko apie 200 vaikų iš visos Lietuvos. Fleitininkai, gitaristai, arfininkai, pianistai, na ir žinoma smuikininkai, kurių čia buvo daugiausia. Žodžiu, sudalyvavome. Atsižymėjome, pasimėgavome. Solo koncertų Liutauras nemėgsta, bet pagroti kartu su kitais neatsisako.
Vis tik daugiausia emocijų sukėlęs įvykis buvo spalio pabaigoje Magdės suorganizuota 2 draugių viešnagė su nakvyne mūsų namuose. Pasinaudodama mokinių atostogomis, ji atsiviliojo vieną savo draugę iš Kauno, kitą iš priešingo miesto galo. Ko tik mergaitės tas 3 dienas nedarė. Ir šokių mokėsi, ir muilą gamino, ir diskoteką rengė, ir vakaro filmą žiūrėjo, ir šiaip mergaitiškai iki išnaktų čiauškėjo. Panašu, kad visoms 3 buvo smagu. Draugėms išvykus, Magdai tradiciškai pakilo, kaip mes sakome, nostalgijos temperatūra. Taip nutinka nebe pirmą sykį Magdai praleidus daugiau laiko su draugėmis. Susidaro įspūdis, kad į kiekvieną tokį pasibuvimą ji įdeda visą save, atiduoda labai daug energijos, o viskam pasibaigus tiesiog griūna į lovą atgauti jėgų. Vieną dienelę paguli su temperatūra, pailsi ir kitą rytą žiūrėk, ji jau vėl sveika. Tokia tai introvertiška psichosomatika. Įsimintiniausias išlendimas iš namų vis tik buvo spalio pabaigoje Eglės suorganizuota ekskursija po Seimą, kur taip pat susitikome su nepriklausomybės atkūrimo signataru Zigmu Vaišvila. Pati ekskursija kaip ekskursija. Gidė Aušra papasakojo apie Seimo rūmus, kai kurias Seime vykdomas procedūras, supažindino su Seimo istorija. Daug kas mums jau buvo girdėta, nes kartą Seime jau esame lankęsi. Šįsyk čia ėjome labiau dėl susitikimo su signataru Zigmu Vaišvila. Pasiklausyti 1990 metų istorijos iš pirmų lūpų, išgirsti ją ne per istorinę, o per asmeninę, žmogiškąją prizmę buvo visai kas kita. Ypatingas ačiū Egliai, kuri sugalvojo ir suorganizavo šį susitikimą bei uždavė jam tokį toną. Kas vyko 1990 sausį, o ypač 12-13 dienos naktį, pačiame Seime, tuometinėje aukščiausioje taryboje. Kaip jautėsi čia savotiškai įkalinti aukščiausiosios tarybos nariai? Iš kur ėmėsi ryžto ir drąsos daryti istorijoje lemiančius sprendimus? Kaip buvo ugdomi tokie pilietiški žmonės? Ko reikia šiuolaikiniam jaunimui, kad jis taip pat galėtų kovoti už savo tėvynę? Gerbiamo signataro atsakymo į šios klausimus klausėmės išsižioję. Tiesa, mažesni vaikai jau po ekskursijos buvo kiek pavargę, todėl jiems klausyti sekėsi sunkiau. Vis tik tikiu, kad net ir nebegalėdami nustygti vietoje, jie išgirdo tai, kas liks kažkur giliai visam gyvenimui. Dabar iš tikrųjų gailiuosi, kad neatėjo tuomet mintis imti ir rašyti visus tos atsakymus, nes jie tikrai buvo aukso verties. Ypač atsakymai į Emilijos klausimą, ką patartumėte šiuolaikiniam jaunimui, jei nutiktų tokia situacija kaip Sąjūdžio laikais. Rinkimai tuo, kad Sąjūdžio deputatai programoje įsirašė valstybės atkūrimą. Kol dar galvoje kažkas likęs, skubu bent pagrindinės mintis susikonspektuoti. Nors žinau, kad jos toli gražu nėra tokios taiklios, kaip taikliai jos skambėjo iš paties Zigmo Vaišvilos lūpų. 1. Kalbėkitės. Daug kalbėkitės. Su tėvais, artimaisiais, draugais. Šiuolaikinės visuomenės didžiausia bėda yra ta, kad yra nesikalbama. Tais virsmo laikais, kokia valdžia bebuvo, visada buvo dialogas. Visada. Šiandien jo ypatingai trūksta. Valdžia visai nesikalba su žmonėmis. Tik kalbantis galime išspręsti visas problemas. 2. Telkitės ir palaikykite vieni kitus. Tąkart, kai mes buvome apsuptose Seimo rūmuose, labiausia, kas mus palaikė, buvo žmonės. Ta tūkstantinė minia susirinkusi aplink Seimą. Nepaliaujamai važiuojantis iš visų miestų specialiai užsakytais autobusais. Ir be abejo, artimųjų palaikymas. Žinokite, kad šeima yra viskas. Šeima ir jos palaikymas yra labai svarbu. Tėvai, šeima yra ta grandis, per kurią perteikiama istorinė atmintis. 3. Žinokite, kad ne viskas gyvenime yra tik juoda ir tik balta. Nepriimkite visų tiesų už tiesas. Mokėkite atsirinkti, kur yra tiesa. Jei jums reikia kažką svarbaus padaryti, pavyzdžiui, pasiruošti egzaminui, pasiruošti kokioms nors rungtynėms, atsiribokite kuriam laikui nuo visko, nuo viso kito, kas yra nesvarbu. Nepasiduokite tai tiktokiniai kultūrai, kuri moko sutelkti dėmesį labai trumpai į labai mažus dalykus. Siekite tikslo ir mokėkite atsitraukti nuo to viso aplinkinio triukšmo. Kalbos galėjo užtekti visiems tikrai dar ne valandai ir ne 2. Deja, didžioji dalis vaikų jau slampinėjo aplink kaip lapai, maldaujamomis akimis prašydami važiuoti atvalgyti ir ilsėtis namo. Nes ir taip čia užtrukome 2,5 valandos. Tad teko atsisveikinti. Signatarui dar įteikėme padėkos atminimo dovanėlę, kurioje buvo rudens gėrybių iš Vitos ūkio bei nuostabus Emilijos paveikslas. Ačiū labai. Ačiū Jums labai. Už įkvėpimą.
Tai ir dėkui. Ir vat... Tuo tarpu namuose. Taip, teko būti šiek tiek ir namuose. Čia buvo visko. Labiausiai bandymo susistiguoti, atrasti dienos ritmą, susigyventi su tuo, kad yra dalykai, kuriuos reikia atlikti, yra sunkumai, kuriuos reikia mokytis įveikti, plius yra skirtingi 3 kartų ir 5 žmonių poreikiai bei darbai, kuriuos reikia suderinti. O dar kai prisideda ne tik poreikiai, bet ir nuotaikų, energijų svyravimai, ADHD-nės noriu, nenoriu, galiu, negaliu bangos, supamės gyvenimo laive visi kaip turi būti. Kas tai? Biologija, fizika, chemija. Iš ko susideda pasaulis. O mūsų kursų dar kokie ten buvo. Gamtos mokslai ir humanitariniai. Humanitarinio. Kažkaip vis tik bandėme plaukti. Per įvairias užduotis, konspektus, pratybų sąsiuvinius, diskusijas ir kitas mokslo vingrybės. Jo, daug grebukų prisidavome, ne? Tai dyksta. Jos nupjaunėja vis tiek, ne? Nupjaunėja vis tiek kitą metą išdyksta. Magdė, prisiminusi pavasarinę patirtį su WordWall platformos užduotimis, vis prašo, kad surasčiau jai ką nors iš ten. Deja, ne visada pavyksta ten rasti tinkamas temas. Tam kartui tik užduočių romėniškų skaičių užtvirtinimui yra daug, kai ką iš kalbos dalių, bet daugiau pasižaidimui nei rimtam mokymuisi. Istoriją pažaboti irgi sekasi ne taip greitai, kaip norėtųsi. Vienam laiko jos mes ją parašėme prieš kokį mėnesį. Nu tai, matai, čia tai sirgom, tai vėl kažkas. Vis dar kankiname su valdovais. Na, bet jau iki 17 amžiaus atkeliavome ir judame toliau. Į priekį tai vis net gal. Po truputį krutame ir su anglų kalba. Liutauras, rugsėjai taip gražiai ir entuziastingai pradėjęs Duolingo iššūkį, pakeliui prarado entuziazmą. Stengiuosi visaip kaip jį palaikyti, šalia mokydamasi savo ispanų, bet jo motyvacija kažkur byra ir aš nelabai žinau, ką daryti. Na, tikiuosi kažką sugalvosime. Šioje vietoje tuo tarpu negaliu nepapasakoti, kas nutiko su mano ispanų. Pradėjau ją mokytis lyg tarp kitko, tik tam, kad palaikyčiau Liutaurui kompaniją. Bet štai vieną dieną Darius paklausė, ar mokausi ispanų dėl to, kad noriu apsilankyti Barselonoje? Klausimas kiek išmušė mane iš vėžių. Kaip aš galėjau pamiršti iš tiesų? Juk tai yra sena mano svajonė. O vasaros pradžioje, galvodami apie atostogų planus, nekartą iš vaikų gaudavome klausimų, kodėl mes neskrendame kur toliau į pietus, bet vis sukamės Lietuvoje ar aplink ją. Išsisukdavome sakydami, kad vasara yra savižudybė važiuoti į pietų Europą ir kepti ten plus 30-40 laipsnių karštyje. Bet dabar, kai nebe vasara, šį kartą išsisukti nebebuvo kaip. Na taip, mus kiek apriboja mano tetos slauga ir ištrukti paprastai tie galime savaitgaliais, kai turiu savo mamos pagalbą. Bet nuskristi savaitgaliu į Barceloną gal išeitų? Lik pusiau juokais, pusiau rimtai vaikai vis klausinėjo. Na mama, tai kada skrisime į Barceloną? Gal pasidarome iššūkį, kad kai tu išmoksi 2000 ispaniškų žodžių per Duolingo, tada? Taip sutapo, kad poros dienų besimokydami geografijos, kaip tik nagrinėjome temą apie keliautojus. Diskutuodami vienais kitais klausimais, nejučia ėmėme žiūrinėtis, kiek toli čia iki tos Barcelonos, kokiais būdais galima ją nuskristi, o gal traukiniu nukeliauti. Nejučia jau naršėme po lėktuvų skrydžių svetainės ir domėjomės kelionių kainomis. Dar ką tik buvusi beveik pusiau juokais aptarinėjama svajonė, ėmė netikėtai pildytis. Taigi, bilietai ir nakvynės vieta netrukus buvo rezervuota, o tada ėmėmės projekto Barcelona. Labai laiku sužinojome, kad į svarbiausius lankytinus Barcelonos objektus bilietus reikia rezervuotis labai iš anksto. Greitai susižiūrėjau žemėlapyje, kas galėtų mums būti įdomu, o tada sėdome su Liutauru prie Excelio failo ir susirašėme kartu visą reikalingą informaciją – kainas, darbo laikus, pastabas. Taip greituoju būdu gimė preliminarus mūsų kelionės planas. O aš džiaugiausi, kad šis iki planavimo procesą pavyko įtraukti ir vaikus. Dabar belieka po truputėlį sužiūrėti kitus kelionės niuansus ir melstis, kad neužeitų koks potvynis ar kokia kita stichija neištiktų. Tikėkime, kad viskas bus gerai ir mes galėsime pasinerti iš tai tokį netikėtą nuotykį. Magdė, kiek mažiau įsitraukusi į kelionės planavimą, užsiėmė savais projektais. Jau galvodama apie prieškalėdinę mugę, sumastė išbandyti minkštų žaislų iš kojinių siuvimą. Nenuleidus jo nukirpti. Nenuleidus siuvai. Tai aš nežinau.
Būtinai nuleisti reikia, kitaip velsi siūlai apačioj. Pirmas blynas vardu Terminatorius gavosi štai toks. Paskui ėmėsi Vilnos vėlimo adata. Šis užsiėmimas panašu, kad patiko labiau ir gimė visas rinkinukas visokių smulkmenėlių, kurios greičiausiai taps įvairiais segtukais, kabukais ar panašiomis puošmenomis. Prisibeda tavo, ne? Okei. Nes man tai ne visada prisibeda. Liuks, bus gražiai braškytė. Skaniai. Skambėjo spalio mėnesį mūsų namuose ir nemažai muzikos. Jo. O davai tu darysi ritmu, aš grosiu. O paskui pasikeisi. Paprastai daugiausiai jos pas mus išplaukia iš Biblijos citatų dainelių, kurias toliau mokomės ir dainuojame kartu. Dažniausiai jos perauga įvairius muzikinius eksperimentus. Šį kartą karaliavo buitinė perkusija. Pasaulio nei to, kas pasaulyje, jei kas myli pasaulyje nėra, jame tėvo meilė. Na ir Magdė kartkartimis prisėsdavo prie pianino, o aš rimčiau jo mokytis groti taip ir neišdrįsta. Taip ir vyksta gyvenimas namuose. Pavargę nuo pareigų ir užduočių, vaikai vis dar prisigalvoja visokių žaidimų. Kai kurie nauji, kai kurie seniai užmiršti, tik vis kitaip žaidžiami. Vis tik augant vaikams auga ir jų žaislai. Jau minėtas Liutauro keturratis vieną dieną ėmė spyriotis. Geso, neužsivedė ir kaip kitaip rodė kaprizus, kol galiausiai turėjo būti nuvežtas remontui. Sužinojome, kad vaikai važinėdamėsi perdegino kažkokią ten dalį. Dalis buvo sėkmingai pakeista. Tuo pačiu buvo išmokta ne viena pamoka apie naujo daikto eksploataciją, dalybas su nepatyrusiais draugais ir apie įvairius gedimus bei jų taisymą. Liutauras ypač didžiavosi pats radęs vieną gedimą elektrinėje keturračio dalyje, kurį sutaisius viskas sėkmingai toliau veikia. Taigi, naujas žaislas sėkmingai toliau tarnauja. Galima ir vėl smagiai riedėti vienam arba pavėžinti draugus ir drauges. Jeigu nori pamažinti, į priekį. Vienas. Vienas, va. Matai? Aja. Tai va, žodžiu. O bandyk. Ačiū. Dabar. Taip. Taip, palauk. Šomą užsidėsi. O tai aš nežinau. Čia gaunas užvesta, ne? Užsives. Dabar užsives. Paspaus šitą. Aš tau paspausiu. Žiūrėk, parodysiu kaip reikia. O kol Liutauras važinėjasi, išlyskime su Magdė į miestą. Susikaupė visokių reikalų čia. Tai į banką reikėjo, tai apsižiūrėjome, kad dokumentų galiojimo laikas į pabaigą, tad dviese patraukėme reikalų tvarkyti. Užtaikėm ant įvairių mašinėlių, ne? Kuri tau gražiausia? Kuri tau gražiausia? Pilna liudo mašina. Šita, okei. Magdės favoritų tapo spurginis automobiliukas. Galiausiai turiu pasidžiaugti, kad baigėme ir su Magde lankytis PPT, tai yra psichologinėje pedagoginėje tarnyboje. Deja, dar jos išvadų ir rekomendacijų neturiu, todėl vėl reikia nukelti kitam kartui pasakojimą, kurį jums praeitą mėnesį žadėjau. Tam kartui atsisveikinu. Ate.